Tai interaktyvi vaizdo pamoka, kuri padės jums išmokti aiškiai ir įdomiai vizualiai pristatyti savo kultūros ir kūrybos sektoriaus verslo idėją bei apibrėžti tolesnius veiksmus. Vizualinis pristatymas yra galinga komunikacijos priemonė kūrybinėse srityse, leidžianti kitiems greitai suprasti jūsų idėją ir susitapatinti su ja. Šis įgūdis yra būtinas savarankiškai dirbantiems KKS, nes kūrybinės idėjos dažnai geriausiai suprantamos tada, kai jas galima pamatyti. Įtikinamas vizualinis pristatymas padeda perteikti savo idėją klientams, partneriams ar investuotojams ir suteikia pasitikėjimo savimi, kai tenka pristatyti idėją tinklaveikos renginiuose bei profesiniuose susitikimuose. Turėdami šį įgūdį galėsite paversti savo idėją aiškia vizualinė struktūra, naudoti vaizdus, piktogramas ir trumpus tekstus, kad perteiktumėte prasmę, pateikti savo idėją paprastu vieno puslapio arba trumpo pristatymo formatu, paaiškinti savo tolesnius veiksmus, pateikdami aiškų veiksmų planą, pritaikyti savo pristatymą skirtingoms auditorijoms ir kontekstams. Šiam įgūdžiui ugdyti kviečiame peržiūrėti animuotą vaizdo įrašą, skirtą vizualiniam pasakojimui, susipažinti su paprastų vizualių pristatymų pavyzdžiais ir atlikti praktinę užduotį, kurioje pradėsite kurti savo vizualų pristatymą, skirtą jūsų KKS idėjai. Sveiki atvykę šią mokymosi sesiją, kurioje sužinosite, kaip vizualiai pristatyti savo kultūros ir kūrybos sektoriaus verslo idėją ir aiškiai bei įdomiai išdėstyti tolesnius veiksmus. Veiksmingas vizualus pristatymas padeda kitiems greitai suprasti jūsų idėją, ją įsiminti ir susidomėti jūsų projektu, kad taptų jūsų klientais, partneriais ar investuotojais. Kultūros ir kūrybos sektoriuose idėjos dažnai yra emocinės, asmeninės ir glaudžiai susijusios su tapatybe, kultūra bei gyvenimiška patirtimi. Vizualus pristatymas leidžia šias emocijas paversti į kažką matomo, struktūruoto ir dalinamo. Tai padeda pereiti nuo turiu idėją savo galvoje prie galiu kitiems parodyti, ką galvoju. Daugeliui moterų, ypač toms, kurios naujoje šalyje kuria naują gyvenimą, šis žingsnis suteikia pasitikėjimo ir aiškumo. Tai primena, kad jūsų idėja turi vertę ir nusipelno dėmesio. Labai dažnai moteris nepakankamai vertina, kaip svarbu yra pateikti savo idėją. Galbūt manote, mano idėja yra nereikšminga, arba kiti yra profesionalesni už mane. Vizualus pristatymas padeda subalansuoti šį jausmą, suteikdamas jūsų idėjai aiškią formą ir matomumą. Jis leidžia jums būti lygiateisė su kitais ir perteikti savo viziją oriai bei pasitikint savimi. Vizualinis pristatymas yra trumpas ir patrauklus būdas parodyti savo idėją, naudojant vaizdus, piktogramas, spalvas ir struktūrą. Jis paverčia jūsų mintis į kažką, ką kiti gali lengvai suprasti. Tai ypač naudinga, kai pateikėte pristatymą vietos įmonėms per ukrainiečių moterų dieną, kai aiškumas ir vizualinis poveikis tikrai yra svarbus. Žmonės dažnai lengviau įsimena vaizdus negu žodžius. Kai jūsų idėja papildo vaizdinė medžiaga, auditorija gali lengviau sekti jūsų mintis, net jei ji nėra susipažinusi su jūsų veiklos sritimi ar sektoriumi. Vaizdinė prezentacija taip pat padeda sumažinti jaudulį. Vietoj to, kad viską reikėtų išmokti atmintinai, galite remtis skaidrėmis arba vieno puslapio pristatymu, kuri padės jums orientuotis. Tai užtikrina natūralesnį ir užtikrintesnį pokalbį. Vaizdinė medžiaga taip pat padeda įveikti kalbos barjerus. Jei pristatymą darote ne savo gimtąją kalbą, vaizdai, piktogramos ir paprastas tekstas tampa galingais pagalbininkais. Jie sustiprina jūsų žinią ir leidžia žmonėms jūs suprasti, net jei ne kiekvienas žodis yra tobulas. Tai ypač svarbu tarptautinėje ar daugiakultūrėje aplinkoje. Kūrybinės verslo sritis labai priklauso nuo vizualinės informacijos perdavimo. Nesvarbu, ar dirbate amatų, grožio, dizaino, scenos meno ar audiovizualinės žiniasklaidos srityje, jūsų idėja tampa stipresnė, kai žmonės ją gali pamatyti, o ne tik išgirsti. Vizualinis pristatymas padeda išryškinti savo idėjos esmę, paaiškinti, kaip ji veikia, parodyti, kam ji skirta, pademonstruoti jos unikalumą, profesionaliai pristatyti savo tolimesnius žingsnius. Vizualus pasakojimas leidžia greitai ir emocingai perteikti prasmę. Pavyzdžiui, vienas jūsų rankų darbo gaminio vaizdas, viena nuotrauka iš dirbtuvių arba vienas jūsų paslaugos idėjos eskizas gali pasakyti daugiau nei ilgas paaiškinimas. Jūsų tikslas – nenustebinti sudėtingumu, o užmegzti ryšį su žmonėmis ir padaryti savo idėją suprantamą bei artimą. Pagalvokite apie savo pristatymą kaip apie trumpą istoriją. Kas jūs esate? Į kokią problemą ar poreikį reaguojate? Ką ypatingo siūlote? Ir kodėl tai svarbu būtent dabar?
Kai šie elementai yra aiškiai matomi, jūsų auditorija gali sekti jūsų kelionę ir jaustis įtraukta. Paprastas ir veiksmingas būdas pristatyti savo idėją yra vieno puslapio vizualinis pristatymas. Jame viename ekrane arba puslapyje surinkti visi pagrindiniai jūsų verslo koncepcijos elementai, todėl jūsų idėją lengva suprasti iš pirmo žvilgsnio. Vieno puslapio vizualinis pristatymas gali apimti pavadinimą atspindinti jūsų idėją, trumpą sakinį paaiškinantį, ką siūlote, vaizdus iliustruojančius jūsų produktą, paslaugą ar įkvėpimo šaltinį, kam skirta jūsų idėja, kuo jie išsiskiria, ką planuojate daryti toliau. Šis formatas yra lankstus ir puikiai tinka naudoti tiek internete, tiek gyvai. Jis ypač naudingas, kai laiko yra nedaug ir reikia greitai paaiškinti savo idėją. Šis vieno puslapio formatas taip pat padeda jums pačiam aiškiau suvokti savo idėją. Viską sutalpindami į vieną puslapį galite aiškiau žvelgti spragas, privalumus ir prioritetus. Tampa lengviau patobulinti savo idėją, patikslinti žinią ir pasiruošti diskusijoms su partneriais ar mentoriais. Kurdami vizualinį pristatymą, stenkitės, kad jis būtų paprastas ir aiškus. Naudokite nedaugiau kaip kelias nuotraukas, trumpas frazes ir aiškius veiksmus. Rinkitės vaizdus, kurie atitinka jūsų pateikiamą informaciją. Pavyzdžiui, teptukai ir spalvos amatams, siluetai scenos menams, skaitmeninės piktogramos audiovizualiniams darbams. Atminkite, kad nebūtina būti dizaineriu. Geras struktūros ir aiškumo išlaikymas yra svarbesnis nei meninis tobulumas. Galite naudoti paprastas ir lengvai prieinamas priemonės, pavyzdžiui, PowerPoint, Canva, Google Slides, argi net ranka nupieštus eskizus, nufotografuotus telefonu. Sutelkite dėmesį į skaitomumą, didelis tekstas, ramios spalvos ir pakankamai erdvės tarp elementų. Jūsų prezentacija turėtų papildyti jūsų pasakojimą, o ne užgožti jį. Dizaino ir spalvų nuoseklumas sukuria pasitikėjimą ir profesionalumą, net ir naudojant labai paprastus dizainus. Leiskite savo eksperimentuoti. Galite sukurti pirmąją versiją, ją išbandyti, gauti atsiliepimus ir tobulinti žingsnis po žingsnio. Vizualinė prezentacija yra procesas, o ne vienkartinė užduotis. Kiekvienas patobulinimas stiprina jūsų pasitikėjimą savimi ir gebėjimą aiškiai perteikti savo idėją. Kiekvienai idėjai reikalingas aiškus planas. Pristatydami tolimesnius veiksmus, pateikite juos kaip trumpą veiksmų planą. Tai padės jums išlikti motyvuotiems ir padės kitiems suprasti, kaip jie gali jūs paremti. Tipiniai tolimesni veiksmai galėtų būti galutinis produkto ar paslaugos parengimas, idėjos išbandymas su pirmaisiais klientais, socialinių tinklų paskyrų sukūrimas, partnerių ar bendradarbių paieška, finansavimo galimybių paieška, pasirengimas veiklos pradžiai. Jis parodo, kad ne tik svajojate, bet ir planuojate. Svarbus net ir maži žingsniai. Pradedant nuo mažų žingsnių sumažėja rizika ir galite saugiai mokytis, kartu kaupdami patirtį. Atminkite, planai gali keistis. Svarbu ne tobulumas, o judėjimas į priekį. Aiškus kitas žingsnis nurodo jums kryptį ir padeda kitiems suprasti, kaip jie gali eiti kartu su jumis. Vėliau šiame projekte jūs pristatysite savo idėją vietos verslo atstovams ir investuotojams per Ukrainiečių moterų dieną. Tai yra proga pristatyti savo idėją, gauti atsiliepimus, užmegzti profesinius ryšius, galbūt rasti pirmosius klientus ar partnerius. Jūsų vizualinis pristatymas padės jums kalbėti įtikinamai ir aiškiai. Šiuo metu svarbu būti netobulam, svarbu būti pastebimu, drąsiu ir atviru mokymuisi. Kiekvienas pristatymas tai proga pasitreniruoti. Atsiliepimai net ir kritiški padeda patobulinti idėją ir sustiprinti pasitikėjimą savimi. Kiekvienas pokalbis priartina jūs prie to, kad jūsų kūrybinė idėja taptų realybę. Tinklų kūrimas taip pat susijęs su santykiais, o ne tik su rezultatais. Kartais vienas pokalbis vėliau atveria naujas galimybės. Jūsų pristatymas atveria duris, net jei rezultatai nepasiekiami iš karto. Vizualinis pristatymas yra galingas įrankis, kuris padeda lengvai suprasti jūsų kūrybinę idėją ir įtraukti kitus ją paremti. Pateikdami savo idėją paprastame vieno puslapio makete ir apibūdindami tolimesnius žingsnius, įgyjate aiškumo, pasitikėjimo ir motyvacijos toliau eiti į priekį. Leiskite savo kūrybiškumui svesti ir prisiminkite, jūs jau turite viską, ko reikia, kad vizualiai papasakotumėte savo istoriją. Skirkite laiko eksperimentuoti, tobulinti ir gerinti savo pristatymą. Jūsų istorija yra svarbi, jūsų kūrybiškumas yra svarbus, o jūsų idėja nusipelno būti matoma, išgirsta ir palaikoma. Dabar kviečiame jūs pasitikrinti savo žinias atsakant į pateiktus klausimus.
Pažymėkite teisingą atsakymą. Nepriklausomai nuo to, ar pasirinkote teisingai ar neteisingai, jums bus pateiktas atsakymo paaiškinimas. Pradėkime. Ši pamoka baigta. Dėkojame už dalyvavimą. Sekite studijos programą, kad pagilintumėte savo pagrindinės kompetencijas reikalingas verslumui kūrybinėse pramonės šakose. Sėkmingai baigę mokymą gausite skaitmeninį ženklelį. Sėkmė KKS, aš galiu tai padaryti.